Welcome to the easy listening sounds of easy list. Aš duriu su balandžio pirmąją sužaidai. Su jumis sveikinasi laida Sunkūs dažniai. Tie, kas išdurti buvot ir galvojat, kad čia Easy Sounds of Easy Listening, tai prašau įsijunkit atgal radiją dabar. Ačiū. Ir čia yra net ne visos naujienos šiandienos, nes jūs pakol kas esat tik tais prikole numeris 1. Prikolas numeris 2 dar jūsų laukia kol kas, jis dar neatėjo. Ir kad prikolas būtų geresnis, aš paaiškinsiu, kodėl šitas prikolas bus fainas. Nes tai veikia prikolai, aš taip girdėjau. Ne, bet davai aš paaiškinsiu, kokios atmestos idėjos buvo. Ir tada mes prieisim prie temos, po biškį. Tai čia labai viskas gudriai susidėlios. Žodžiu, tai pirminis planas buvo padaryti laidą, kur leisčiau lietaus garsus. Tiesiog valanda lietaus garsų. Ir galvojau pavadinkim nors lietaus radijas, pavyzdžiui. Kita idėja buvo leisti keistus coverius. Tai radau, kad yra, pavyzdžiui, Slayerių Rain and Blood albumas polkos versija. Tik bėda ta, kad jis AI generated. Tai galvoju, mes gal ne to čia susirinkom. Tai šitą irgi atmečiau. Ir tada paskutinė idėja, kaip prikola, buvo padaryti kažką, kas gal būtų susijęs su metalu, bet neturėtų nei Marshall Stekų, nei ten graulo, nei dar kažko. Ir tada galvoju, čia bus labai geras variantas dėl to, kad ir kažką mes visi sužinosim ir išmoksim. Ir iš kitos pusės kažkas bus labai crazy, netikėto ir nelaukto. Tai gal aš tada tiesiog čia daugiau ir neįsiplėsiu ir tiesiog šausim pirmą gabalą dabar. Važiuojame į pirmą gabalą ir susitiksim po jo. Het is een liedje van Nana Mouskouri. Het heet origineel Only Love. Kappen met grappen!
Priklausomai nuo jūsų preferencijų, čia gal net neskamba kaip muzika, bet jūsų žiniai girdėjot Body Lotion gabalą Equil Hake. Ir siurprizas numeris 2 yra tai, kad šiandien kalbėsim ne apie metalą, o apie hardcore techno. Ir konkrečiau hardcore techno subžanrą vadinamą gabberiu. Ir tiksliausia apibūdinimai, ko gero, būtų didelis tempas, agresija, nulis subtilumo, nors ir nėra gitarų, bet aš sakyčiau, kad vis tiek prie sunkesnių dažnių esame. Ir šiaip kontekstui, ten gale, kai girdit, kad šliauka kažkas deda, tai ten yra susemplintas tokios grupės Carnivore, tai yra Peterio Steele grupės prieš Type of Negative, gabalas Jack Daniels and Pizza. Vat jom ir pasaulio susidūrimas. Bet apie viską nuo pradžių. Jeigu metalas užgimsta serdarbininkų rajone Birminghame, Didžiojoje Britanijoje, tai gabberio ištakos yra 90-ųjų Rotterdamas, Nyderlanduose. Ir prasideda jis nuo priešpriešos tarp dviejų miestų – Amsterdamo ir Rotterdamo. Ir nors dabartinis Amsterdamas yra gentrifikuotas pastas turistams, bent jau mano manimų centrinė jo dalis, tai 90-aisiais jis buvo labiau apkiautęs, bet tai reiškia, kad ir pigesnis. O pigi nuoma traukia visokio plauko bohemščikus, kas reiškia ir derlingą kultūrinį klimatą. Ir čia įskaitant ir klubinę kultūrą, kur visokie pasičiustyje žmonės varydavo į prašmatnius vakarėlius. Ir jeigu reikėtų kokios nors analogijos iš kitos operos, tai jeigu norite įsivaizduoti to meto Amsterdamą, tai aš sakyčiau, kad įsivaizduokit dabartinį Ant bangos festivalį Nidoj, kur suvaro daug visokių prakutusių jaunuolių auksinių, kurie ten Balenciagas turi gerimus, kurių pavadinimo aš nežinau, Moeta gal Moeta. Fancy jaunuoliai klausantis šitos laidos, parašykit, ką jūs gerat. Ir būna patys savo faini tenais būdami. Tai Amsterio scenas 90-aisiais yra kažkas tok. Viena iš to sceno ypatybių buvo ir ta, kad tai buvo labai elitistinis ratas žmonių. Ta prasme, jeigu tu nusipirkai bilietą į reivą, bet atrodė kaip normalus žmogus iš gatvės, nieks tavęs neįleistų pro duris. Čia visai kaip man, kai aš bandžiau į bardaką praeiti kažkada tais. Ir daugumoje Amsterdamo reivai buvo ne apie daug prakaituotų žmonių, kurie juda angare, bet labiau apie snobus, gurkšnojančius šampaną ir kalbančius kažką apie postkolonializmą ir vaibinantis pagal soulful muzoną. Tokia tema maždaug. Tuo tarpu 90-ųjų Rotterdamas buvo visiškai Amsterdamo priešingybė. Ta prasme, tuo metu jis net ir siejamas buvo daugiau ne su elektroninė muzika, o su tuo, kad yra užimčiausias pasaulio uostas. Ir nors antrojo pasaulinio karo metais jis buvo praktiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus, bet buvo po to statytas kaip funkcinis miestas ten gyvenančiai ir dirbančiai darbo liaudžiai. Ir panašias paraleles Rotterdamas turėjo ir muzikoje, nes tuo metu į miestą jau veržėsi tiek Čikagos House'as, tiek Detroito techno, o šalia pat už sienos esančiai Belgijoje Brando ir New Beatas. Tai tokia lėtesnė ir sunkesnė elektroninė muzika. Ir šiaip dar net iki gabberiui tampant gabberiu, tam tikros ištakos buvo ir Amerikoje, New York'e, kur prodiuseris Lenny Lee buvo įkūręs Industrial Strength Records, tokį labelą, kuris išleido ir pirmą hardcore techno gabalą Mescalinum United's We Have Arrived. Ir vienas iš to gabalo išskirtinumų yra tai, kad jis ir atmosferiškai buvo itin tamsus.
Ir dar turėjo distortintą Roland TR-909 ritmo mašinos kiką. Ir Industrial Strength Records įrašai pasiekė Rotterdamo klubų didžėjus. Ir tai buvo kaip tik tokio tipo muzika, kurios jam trūko. Kuri buvo greitesnė, sunkesnė ir tamsesnė. Ir tą progą pasiklausykim vieną iš pirmųjų Industrial Strength Records labelo įrašų, Casper Pound gabalo Militant Core. For the devil sends the beast with wrath. Devil sends the beast with wrath. For the devil sends the beast. The number of the beast, 660. Devil sends the beast with wrath. Sends the beast with wrath. For the devil sends the beast.
jeigu labai dėmiai klausė, tai turėjot išgirst, kad samplas ten yra panaudotas iš Iron Maiden gabalo The Number of the Beast. Tai va, jum tie pasauliai toliau durėsi. O kalbant apie pasaulius, kurie nesidūrė, tai durys į Amsterdamo vakarėlius Rotterdamo jaunimui uždarytos buvo lygiai taip pat, kaip man durys į bardaką. Ir iš esmės jie jautės nuvertinti ir atstumti tų Amsterio elitistų. Nu, ir vienintelis sprendimas jiems pasirodė nebandyti įsipirkti į Amsterio gretas, nes nebuvo tai įmanoma, o daryti kažką savo, kurti savo sceną realiai. Ir Gaberis susiformavo absorbuodamas tiek industrialo, tiek tuo metu atsiradusias hardcore techno įtakas ir Amsterdamą pasitiko aukštai iškeltų vidurinių pirštų. Ir dėl to pirmasis pasirodęs jau būtent Gaberio gabalas, tuo pačiu yra ir disas visam Amsterdamo miestui. Ir pavadinimu Amsterdam var ligt dat dan, kas, kaip Google Translate'as man sako, reiškia Amsterdamas, kur čia? Tai čia yra ir pirmasis Paul Elstak releasas jo paties Rotterdam Records label'e. Ir jei turėsit kada laiko, tai pagooglinkit, kaip šito singlo artworkas atrodo. Nes ten pavaizduotas yra Park Zicht, kas yra legendinis Rotterdamo klubas, myžantis ant viso Amsterdamo miesto. Jo, net ne vieno kažkokio klubo, visas miestas buvo vienas didelis taikinys. Tai paklausykim tą progą gabalą, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Euromasters Amsterdam var ligt dat dan. Amsterdam var ligt dat dan.
Hey, now you. Amsterdam, Valechtaton. Šitas beefas su Amsterdamu nesibaigia ties vienu šitų gabalų. Iš esmės net pat žanro pavadinimas irgi turi įtampos tarp šitų dviejų miestų. Ir kaip sakoma, originali ištakos šito žanro pavadinimo, tai čia yra jidiš kalbos žodis aber atėjęs į olandų slengą ir reiškintis draugelį. Čia mūsų ekvivalentas būtų senis turbūt. Ir legenda byloja, kad kai vietinis Amsterdamo DJ KC The Funkaholic buvo paklaustas apie bręstantį elektroninės muzikos sceną Rotterdame, tai jis pasakė, kad tai tiesiog gaberių muzika. Supras, kad tai mažesnės vertės, nei kas vyksta Amsterdame. Ir šitą užtumimą rotterdamiečiai pasiėmė kaip tam tikrą garbės ženklą. Ta prasme, kad mes esam gaberiai ir mes to didžiuojamės. Ir jeigu Amsterdamo house'as buvo ganėtinai glotnus ir soulful, tai gaberis buvo kardinaliai anti-mainstreaminis ir provokuojantis. Ir kažkuria prasme jis buvo elektroninės muzikos ekvivalentas pankrokui arba gal juodmetaliui kokiam. Ta prasme, kad jis yra sąmoningai siekia būti atstumiantis ir anti-elitistinis, bet tuo pačiu metu ir labai stipriai įrašantis žmonės, kurie tokioj muzikoje mato prasmę. Ir taip kuriantis bendruomenį. Tai patys fanai dėl to skutosi galvas plikai, nešiojo treningus spalvotus ir valgė sintetinius narkotikus. Ir tokia išvaizda buvo ne tik Amsterdamo klubinėtojo priešingybė, ji turėjo ir labai praktinių sumetimų. Tai yra, kad su treningais buvo žymiai patogiau judėti, pavyzdžiui, šokant apsivalgius prieš tai minėtų narkotikų, su Nike Air Max'ais, kurie padą turi storesnį, tai patogu buvo ne vien tik tai šokinėjant krepšinio aikšteliai, bet ir šokinėjant reivuose. O net ir skusta galva turėjo funkcinių sumetimų, nes po 10 valandų reivo jokia šukuosena net laikytų, žinokit. Nesvarbu, kokias formavimo priemonės naudojat. Ir visi šiti dalykai gaberį padarė prieinamą paprastam žmogui. Tai reiškia, kad nebereikia būti inteligentų ar turtingam labai, kad galėtum būti bendruomenės dalim. Tai yra muzika visiems. Tai tą progą pasiklausykim gaberių vienybę perteikiančio gabalo iš kolektyvo pavadinimu Rotterdam Terror Corp. We are the Gabbers.
damn terror call. Damn terror call. Blood a damn terror call. Jeigu jūsų nesujaudino, pasitikrinkit, ar dar širdį turit. O grįžtant prie temos, be aprangos stiliuko, dar vienas dalykas labai gerai ryšęs visus geberius ir syną buvo narkotikai. Konkrečiai ekstazis. Ir ekstazis arba MDMA, nors buvo meilės vasaros Didžiojoje Britanijoje ir Amsterdame kuras, geberio synas į šitą cheminį kokteilį išvirkštė ir amfetaminų. Ir dabar jeigu pats vienas ekstazis yra patogenas, stimuliuojantis vidutiniškai, bet pagrindė sužadinantis didelį emocinį atvirumą kitiems ir ramybės jausmą, tai amfetaminai yra centrinės nervų sistemos stimuliantai, kurie taiko į kovok arba bėk centrus. Ir maišant šitas dvi medžiagas, tai yra amfetaminus su ekstaziu, stimuliantas nustelbs tuos empatogeninius efektus ir tu būsi labiau, liaudiškai tariant, užsipumpavęs negu kad zen. Fiziškai tai reiškia, kad ir širdies ritmas gerokai labiau pakreitėja. O apie širdies ritmą mes čia prakalbam ne veltui, nes yra įdomi paralelė tarp širdies ritmo ir muzikos. Ir įsivaizduokit, kad sveiko žmogaus širdis suplaka maždaug nuo 60 iki kokio 100 kartų per minutę. Priklauso nuo fizinės būklės, ar stresą jaučia ten ir taip toliau ir panašiai. Daug faktorių yra. Ir muzika irgi matuojama tokiais dūžiais, skaičiuojant, kiek, pavyzdžiui, kikų suskamba 1 minutį ir taip nusakant tempą kaip beats per minute arba BPM liaudiškai. Tai yra mokslinių tyrimų, kurie parodo, kad yra ryšys tarp žmogaus širdies ritmo
ir muzikos, kurioje žmogus jaučiasi jaukiai. Ir tuose tyrimuose sakoma yra tai, kad užvartojus stimulantų ir širdies ritmui pagreitėjus, tai žmogus preferenciją teiks ir greitesnio tempo muzikai. Šiaip jeigu Goda Raibytė klauso, tegu parašo kaip yra. Aš lauksiu. O mano teorija, kuri nieko nepatvirtinta yra, nes aš nemokslininkas, yra tai, kad tas cheminis miksas klausytojų tarpe turėjo sąlygot ir tai, ką DJ leido. Vadinasi, jeigu tavo publika užsipumpavus bus labiau, tu kažką leisi energingesnio. Nu ir čia buvo toks pirmyn atgal ir šys. Ir nes DJ matė, kas labiau veikia per reivus. Nes palyginimui house muzikos gabalas yra kažkur nuo 110 iki 130 BPM. Tada drum and bassas bus maždaug nuo 160 iki 175 BPM. Tai Gaberis startuoja nuo 160 ir eina jau ten iki 220 BPM, kas yra žymiai greičiau. Čia lyginant su house'u, tai Gaberis dvigubai greičiau varo. Ir čia truputėlį ekskursas, bet panašiai su metalu irgi buvo jau nutikę gerokai prieš tai. Tai jeigu atsimena tokią grupę Motorhead ir jų lyderį Lemmy, tai jis prieš tai grojo tokioj psichodelinio space rocko grupiai Hawkwind. Ir ten bendras vaibas buvo tokie hipnotizuojantys soundscape'ai tokie. Bet kitaip nei likusi grupės dalis, jis buvo labiau amfetaminų fanas nei psichodelikų. Ir jį 75 metais net parišo kertant Kanados sieną su maišu amfos, dėl ko jis buvo ir iš grupės išmestas. Ir savo naują grupę jis pavadino Motorhead, kas slenge reiškia amfetamino enjoyerį. Kaip viskas pagreitėjo po Motorheadų yra atskira istorija, tai aš čia neįsiplėsiu, bet grįžtam prie Gaberio BPM-o, tai į panašią tempo teritoriją patenka ir ekstremalaus metalo atšakos kaip defas, blackas, grindas. Tik skirtumas yra tame, kad ten ritmo mašina yra gyvas būgnininkas. Ir jeigu norit patikrinti, ar ta širdies ritmo ir greičio teorija veikia, tai nežinau, išgerkite Red Bullio ir parašykit komentaruose, ar greita muzika geriau skamba. O tą progą paklausykim Bolt Terror gabalo pavadinimu Drum Machine.
Tai pratęstant kalbą apie ritmo mašinas Gaberį, tai ten naudojami kikai nėra švarūs. Ir labai dažnai yra distortinami naudojantis ko ne tais pačiais pedalais, kuriais ir metalistai naudojas. Tik tai Gaberio ypatybė yra ta, kad jeigu normalioj šokių muzikoje tarp kikų yra tuščios vietos, kurią tada po to pertraukia arba kitas kikas, arba snėras, repė, pavyzdžiui, labai daug vietos tarp jų būna ir tada reperiai repuoja tarpuose tarp jų. Tai Gaberio gabale, jeigu tempas yra maždaug 220 BPM, taip pat audio samplas turi labai mažą sekundės dalį, kad spėtų sugrot. Nes tai reiškia, kad per minutę turės nuskambėti kokių 220 kikų. Ir aritmetika čia paprasta. Jeigu minutė yra 60 sekundžių ir yra 220 beatų, kurie visi turi nuskambėti, taip pat kiko samplas turės kažkur trečdalį sekundės. Ir iškart po jo turės eiti jau kitas kikas ir taip toliau. Ir nėra vietos tylai ar pauzėm, todėl mes negirdim individualių kikų, mes girdim tą garso košę, kuri juntama kaip sintezatoriaus pulsavimas, nors iš esmės tai čia yra ta pati ritmo mašina. Ir taip iš kiko padaroma kažkas panašaus į bosinę liniją, ir kuri veikia tik dėl to, kad nenutrūkstama yra. Tai pasiklausykim gabalo praktiškai parodančio, kaip tie individualūs kikai susimala į košę, padidinant tempą. Jūsų klausimui Lenny D ir Rob G, Spontaneous Combustion. Without me saying anything, did you? Huh? Did you? Ką tik grojęs gabalas yra iš Thunderdome 7 rinkinio pasirodžiusio 94-aisiais. Ir kalbant apie Thunderdome,
Tai Thunderdome yra 3 dalykai. Tai paminėti diskų rinkiniai, tada reivo eventai ir festivaliai bendrai, ir bendras brandas su tokiu burtininku, kuris kumščius iškėlęs yra. Buvau pernai Olandijai, mačiau žmonių visai su Thunderdome bomberiais, čia vis dar dalykas. Ir Thunderdome istorija prasideda nuo 3 Olandų promoterių, tai yra Irfan van Eyvik, Duncan Stutterheim ir Theo Fleischmann, kurie kartu suformavo kompaniją IDT, pasiėmė kiekvieną savo vardo pirmą raidę. Žodžiu, beveik kaip tas sonetas pas mus. Ir 92-ais, nors hardcore scenas jau buvo augantis, bet daugiausiai vis tiek telkėsi nelegaliuose reivuose kažkur angaruose. Tai mokyklos baigimo proga šitie 3 bičiai sugalvojo surengti legalų reivą pavadinimu The Final Exam. Ir surengtas jis buvo Utrechte. Ir sukvietė jisai 10 000 reiverių, kas buvo super didelė sėkmė. Tai dėl to, kad paėjo su pirmu, jis sugalvojo padaryti ir antrą reivą. Ir tas antras reivas vadinosi Thunderdome, pasiėmęs pavadinimą iš Mad Max Beyond the Thunderdome filmo. Tai tam filme Thunderdome buvo tokia gladiatorių arena, kur postapokaliptiniam pasaulyje buvo sprendžiami nesutarimai, kur 2 žmonės įeina į narvą ir vienas išeina. Ir šitą konceptą jie pasiėmė, nes žiauriai tiko prie viso muzikinio vaibą. Ir kadangi ir antras reivas buvo sėkmė, tai IDT suprato 2 dalykus. Tai viena, kad yra greitos ir agresyvios muzikos poreikis, ką jie jau šiaip žinojo, nes su reivais žiauriai gerai paėjo. Ir antrą dalyką, ką suprato, kad žmonės norėtų galėtos muzikos paklausyti ir namie, bet kadangi scenas vis dar buvo ganėtinai undergroundinis, tai dauguma realiai sugaudavo tiesiog patys didžėjai, kas nebuvo pasiekima paprastiem mirtingėjim. Ir tam IDT subūrė jėgas su Arcade Records, tokiu Olandų record labelu, kurie būtent kompiliacijom ir užsiėmė. Ir jie turėjo visą distribucijos tinklą, kad galėtų platinti diskus parduotuvėse, kuriuose apsipirkinėjo tiesiog šiaip normalų žmonės. Ir 93-ais jie išleido pirmą rinkinį, Thunderdome Fuck Mellow, This is Hardcore from Hell. Ir šitie rinkiniai buvo graibstomi kaip karštos bandelės, ne tik dėl to, kad buvo prikišti greičiausių gabalų, kurios per Thunderdome reivus grodavo, bet ir dėl to, kad Arcade Records labai agresyviai jos marketino per teliką reklamas, pavyzdžiui, leisdami. Tai paklausykim tą progą kito atlikėjo iš Thunderdome kompiliacijos Buzzfuzz, Sucker DJs. The other night I was feeling real good, so the feeling was right. I
came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing Michael Jackson. I was on all feet and my feet got tight. The sucker DJ just ought to be fired. He was flipping and slipping, even tried back you. The sucker DJ didn't know what he was doing. Then I said to my girls, this ain't the place to be. If the fellas only came, cause the ladies were free. I left the place before the next couple played. My girl said to me, I'm glad we never played. So I called Molly Mall on the very next day. Then we cut our back about the sucker DJ. Put this together too. 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 Thunderdome sėkmė Gaberio scenui buvo lazda su dviem galais. Viena vertus tai padėjo pritraukti žymiai daugiau fanų, kita vertus jų antplūdis reiškia ir tai, kad garsas ėmė koreguotis, kad būtų draugiškesnis platesniam klausytojų ratui. Taip atsirado pavyzdžiui ir Happy Hardcore'as, kas yra lėkštesnė Gaberio versija su čipmankų balsais. Jeigu jums reikia konkretaus pavyzdžio, savo laiku paklausykit Scooter Friends. Ir iškart suprasit, apie ką aš čia kalbu. Ir ne, mes dabar Scooterio neklausysim. Nėra tiek balandžio 1, yra ribos kažkokios. Tai kaip būna su korporacijom LinkedIn'e, kurios nužudo mimsą, kai sugalvoja jį pernaudot reklamai, tai panašiai nutiko ir su Gaberiu. Fanus, kurie buvo nuo pirmų dienų, siutino jų kultūros komercializacija, kur jau buvo pasiekus parodijos lygį, o parodijuot žmonės kustom galvom su treningais, kurie keisti šakinėja, nebuvo taip jau sunku. Ir 90-ųjų pabaigoje Gaberis jau buvo praėjęs trendas. Scenas subliuško komerciškai, o likę prodiuseriai grįžo į undergroundą. Undergroundą Gaberis ir išliko, davęs pradžią kitiem žanram, tokiem kaip speedcore'as, frenchcore'as ir kitom ekstremalesnėm elektroninės muzikos atšakom, kurios turi tą greičio limitą viršijantį beats per minute komponentą. Ir pačioj greičio viršūnėj šiandien, pavyzdžiui, turim ekstratoną, kur jeigu prieš tai kalbėjom apie Gaberį, kuris perlipa 220 BPM zoną, tai ekstratonas prasideda nuo 1000 BPM. Tai kadangi žmogaus ausis gali girdėti individualius beatus iki tam tikro tempo, tai kai kikas pasiekia maždaug 16-20 kikų per sekundę tempą, mūsų smegenys nebegali išgirsti jų kaip ritmo. Ir vietoj to tie kikai susimala į garso sieną, kuris skamba kaip tas garsas, kai 90-ųjų pabaigoje labai anksti įsijungdavo teliką, įrodydavo ten tą blyną su sakiais spalvotais blokeliais ir juodom ir baltom linijom. Tai skamba kaip tonas. Ir iš čia ir pavadinimas, kad kikų tiek daug, kad jie skamba kaip ekstra tonas. Tai pagal šitą muziką nelabai pašoksi, todėl prodiuseriai ant viršaus lerina kokį nors ten sintikų melodijas ar dar kažką, kad būtų nors truputį aiškiau, kas čia vyksta. Šiaip net ir pats originalusis Gaberis sulaukė tam tikro atgimimo vėliau, kai jį atrado jaunoji karta, kuri net ir gimus nebuvo, tada, kada jis buvo populiarumo viršūniai, ar tada, kai buvo tam nuosmukiai, kai jau buvo tapęs parodijai. Tai jiems tai tiesiog atrodė kaip faina muzika. Dėl to 2017 metais Thunderdome festivalis atgimė paminėjant 25 metų sukaktį. Net 2023 metais išėjo ir toks olandų filmas pavadinimu Hardcore Never Dies. Ir jeigu jį reikėtų apibūdint, tai jis būtų turbūt kažkoks hybridas tarp Emilio Vėlyvio Zero ir Pietinio Kronikos.
Ta prasme, kad čia derinami kriminaliniai elementai su tokia 90-ųjų nostalgija, bet tai tuo pačiu metu yra ir toks coming of age filmas. Nu, ir nėra čia geriausias visų laikų filmas, bet man su pora žinučių jis visai pataiko kaip pirštų į akį, o pažiūrėt gal verta vien iš to estetinio potyrio, jeigu jaučiat nors kažkiek nostalgijos 90-iesiam. Tai Lietuvoje šiaip irgi esama hardcore scene, kur suskamba ir Gaberio. Ir jeigu ieškot reivų, pasekit Facebook'e kokius Disturbed Sound System, arba ten Grand Gabernacht, arba Core Ines. Ir per ten įvairiais intervalais turėtumėt galėt rast biškį sunkesnių reivų. Tai nors kartą įkišt nosį labai rekomenduoju, labai kitokia publika bus, nei Minimal Mondays, pavyzdžiui. O šiandienos laidą apibendrinant, nors heiteriai galėtų sakyti, kad čia buka pasikartojanti muzika, aš manau, kad Gaberis fanams siūlo tam tikrą unikalią sensorinę perkrovą, kuri leidžia apsikuopti emociškai ir išveikti tą visą susikaupusį stresą, frustracijas ar baimės. Toks gyvas ir brutalus muzikinis katarsis. Ir klausant per rimtą audio sistemą, Gaberis juntamas kaip viso kūno patirtis, kai garso bangos kiaurai eina per krūtinę ir kaulus. Ir jeigu metalas panašų sensorinės perkrovos efektą pasiekia distortintų gitarų pagalba, tai Gaberis tą daro su distortintais kikais. Ir abu viršia greičio limitus, abu būna netašyti, provokuojantis ir labai dažnai normaliems žmonėms nepaklausomi. Taip pat abu turi tam tikrus kone ritualinius judesius, tai ar tai bus mošpitas, ar tai bus hakinas. Čia tas Gaberių trepsėjimo šokis, leidžiančius saugiai energiją išlieti ir fiziškai. Ir šiandien tokios grupės kaip Code Orange, kurios iš elektroninės muzikos skolinasi samplus ar pernaudoja tos pačius Gaberio kikus, Gaberis išlieka aktualus, net jeigu jo įtaka ne visą laiką plika akim matoma. O ir šiandieniam pasauliui, kuris kas savaitę suteikia naujų priežasčių susimti už galvos, Gaberis kaip ir metalas suteikia ekstremalių garsų tramplyną, kuris padeda atsiplėšti nuo kasdienybės, kuri kartais užknisa. Tai šiandien tiek, susimatysim už 2 savaičių jau su reguliaria gitarinė programa ir pabaigai paliksiu jūs DJ Dano su Lisa and Elias Manicure. Ate.